Mr. Big Stuff. Just like you say I am, I'm Mr. Big Stuff. I'm not hard up for love, I'm Mr. Big Stuff. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės, meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. autoaibė.lt. Auto ekspertas LT. Vežame jūsų atostogas. Red Bull suteikia sparnus. Labas vakaras, Dakaro ralio gerbėjai, sveikinu su tais, kurie stebi mus tiesiogiai ir sakau sveiki tiems, kurie žiūri šios laidos įrašą. Vėlyvas startas šiandien, bet tikrai verta buvo pasidėti ir palaukti, kad sužinoti tiek įdomių naujienų, kurios įvyko šiandien. Viena, aišku, svarbiausių naujienų, kad turbūt Lietuvos Dakaro ralio istorijoje dar ilgai nebus ir nepasikartos tokia diena kaip šiandien, kada 3 lietuviški ekipažai užima pirmąją vietą Dakaro ralio pirmoje vietoje. Taigi, šį vakarą aš Mindaugas Plukys ir Justas Lengvinas bendrausime su jumis ir aptarinėsime šiandienos 10-ojo etapo aktualijas. Taip, sveiki visi. Tai vakar neturėjom vaizdų iš dalyvių, visi leido naktį po atvirų dangumi ir be interneto, tai šiandien tų vaizdų užplūdo visa lavina. Turbūt papasakosim ir tai, kaip sekėsi sportininkam miegoti palapinėse su visom žvaigždėm Dakaro ralio ir su visais konkurentais ir varžovais. Ir aptarsim, aišku, tuos laimingas dienos akimirkas, bet to pačiu ir netokias džiugias, kol mes kalbame šiuo metu. Vėlyvas vakaras Lietuvoje, o vienas ekipažas vis dar dykumoje. Nuotykiauja, tai kitaip nepavadinsi, galima buvo, kaip sakoma, sudėti ginklus ir traukti tiesiai į bivaką, bet apie juos truputėlį vėliau. Dabar priešais jūs turėtų pasirodyti lentelė, kurioje matosi būtent šios dienos tie vardai, kurie tikrai perrašinėja Lietuvos Dakaro ralio istoriją. Kalbu apie Roką Baciušką, Karolį Raišį ir Vaidotą Žalą. Būtent taip atrodo bendroji lentelė po 10-ojo etapo. Jie visi 3 yra pirmoje vietoje bendroje įskaitoje, pabrėžiu, bendroje įskaitoje po 10-ojo etapo. Tai yra, jie visi pirmauja. Ir aišku, labiausiai įsimintinas momentas yra tai, kad net sunkvežimių įskaitoje Vaidotas Žala šiandien yra pirmas. Karolį Raišį jau pripratome keletą dienų išėlės jau matyti pirmoje vietoje, su Roko Baciuškos pirmą vietą jau susitaikėme, nes jau šiandien ir 5-ąją pergalį išėlės įsirašo, o būtent Vaidotas Žala, 2 metai, nauja kategorija ir jau toks pasiekimas, tai aš manau, kad žmogus yra savo rogėse, tikrai supranta, kad ir pernai jau po pirmojo bandymo, kad čia yra jo ateitis, čia yra galimybė sportuoti, rodyti rezultatą ir akivaizdžiai matome. Negalim nepaminėti ir Nerimanto Jusius, kuris yra 5 Rally 2 kategorijoje ir iki 3-tuko jam trūksta 17 minučių. Kilometrų netiek ir daug, bet 17 minučių irgi net toks didelis pranašumas jo varžovų. Tai kaip ir nekartą kalbėjom, esame išlepinti gerų lietuvių sportininkų. Ir jeigu kažkas sako, kad ten važiuoja tik tai turistauti čia lietuviai ir pasireklamuoti, tai žinokit, kad... Tai vat pastatykit jiems prieš akį šią lentelę ir tegul tie, kurie yra skeptikai, pasižiūri ją ir bando ją paneigti. Bet pradėkime apie viską nuo pradžių, kalbame apie sunkvežimių dabar kategoriją, nes tai yra numeris 1 naujiena visoje Lietuvoje, kuri dabar turėtų apskrėti bet kokį kampelį, bet kokį Instagramo puslapį, bet kokį Facebooko postą ir taip toliau. Šerinkitės, dalinkitės tą, kas skleidžia Go to Dakar savo komunikacijoje ir parodykite visiems, kad Vaidotas Žala yra numeris 1 sunkvežimių įskaitoje. Tegul ši diena tęsiasi iki maksimumo, kol neprasidės rytojaus greičio ruožas ir džiaukimės tuo, kad galime didžiuotis tikrai lietuvių pasiekimais ir būtent Vaidoto Žalos tuo pasiekimu, kuris beje šiandien vėl laimingų planetų išsireikiavimo dėka taip atsitiko, nes pats didžiausias konkurentas, pats didžiausias varžovas Mičas Vandembrinkas šiandien iš karto po starto susidūrė su techninėmis problemomis, kaip
Tie, kas žiūrėt per televizorių, turbūt girdėjo pagrindinėje laidoje, pirmoje valandoje nusuktas velenas, sakykime taip, ir Mičas Vandenbrinkas stojo laukdamas pagalbos iš savo tėvo. Būtent čia yra tas taškas, kuriame įvyko tas incidentas, jisai ir buvo tikrai apie 46 galbūt kilometrą nuo starto. Būtent čia, tik tai privažiavus pagalbai, Mičas vėl pajudėjo iš vietos, bet buvo prarastos brangios 46 minutės. Mes čia visi nuo pat ryto sėdėjom įsitempę ir žiūrėjom, kaip rutuliosis ir kokia bus viso veiksmo atomazga. Aišku, po antro kelio punkto Vaidotas Žala buvo net į pirmą vietą iššokęs ir galvojom, kad na čia tai bus, bet aišku, Alešas Lapraištas ištiesė savo kojas, paspartino tempą ir, na, ten neženkliai, bet minutė 37 sekundėmis aplenkė Vaidotą Žalą. Kova toli gražu nebaigta ir aš galvoju, Dakaras yra ta vieta, kur galima įprasminti posakį neperšokus grioviną, sakyti op, ir reikia išmokti mėgauti šią akimirką, nes kaip ir sakėjai, šiandien dabar Vaidotas yra pirmas. Jo persvara yra 18 minučių ir 55 sekundės ir dar turime apie 1000 sportinių kilometrų. Tai yra trapi persvara, sakykime, ir aš įsivaizduoju, kad Vaidoto nuotaika ir nusiteikimas po šiandienos, kad ir ką jis besakytų, šiek tiek kitoks. Ne, aš manau, jis to net neįsivaizdavo savo jokiuose net giliausiuose sapnuose, kad vieną dieną galbūt gali būti taip, kad jisai, nu gerai, gal ir įsivaizdavo. Įsivaizdavo. Vaidas tas, kuris važiuoja laimėti. Taip, jisai nekartą sakė, kad... Nu, bet gal ne antram Dakare, ta prasme, bet čia taip viskas supuolė, taip viskas gerai susidėliojo. Ir, na, tiesiog yra džiugu ir kai žinai, kad liko dar 3 etapai ir kad žinai, kad va, įvyksta tokie incidentai konkurentams, na, ten, tai sugedimas, tai kažką nusuko. Tai, va, pavyzdžiui, tas pats Martinas Mačekas nelemtingo atsitiktinumo dėka įvažiuoja į savo kolegą. Beje, turime vaizdo įrašą, kur buvo paviešintas pas Mačeką Facebooko paskyroje. Mes jį jums išvertėme ir sutitravome, kad galėtumėte truputėlį pasiaiškinti ir pasižiūrėti. Aišku, vėliau mes jį galbūt įdėsime į ekraną, kai tai bus režisierius pasiruošęs. Esminis dalykas, kad tenais yra netgi įdėtas onboardas, kuriuo mes taip laukime ir norime. Na, pas kažką tai nebuvo to onboardo, nieko nepadarysi, bet gerai, kad Martinas Mačekas turėjo onboardą, tai čia kaip netgi vaizdo registratorius gatvėse, kai vyksta incidentas, tu gali parodyti, kad va, buvo šitaip ir ne kitaip, negu sako varžovas. Tai pagrindinis kelias išsiaiškinti dykumoje. Taip, ten, kur jisai susidūrė su Alešu Lapraištu. Bet, na, problema, sprendimas yra toksai, kad kaip ir Formulėje 1 yra sakoma no further investigation, tai reiškia, tyrimas nutraukiamas, nes neįžvelgiama kažkokių piktybinių veiksmų varžovų veiksmuose, todėl varžybos toliau tęsiasi ir labai man smagu matyti, kaip Mačekas yra pozityviai nusiteikęs, nesvarbu, kad ir kažkas atsitinka, jis vis tiek sako, na, čia yra Dakaras, čia gali tikėtis tokių dalykų ir matosi, kad sportininkas ne pirmus metus važiuoja Dakare, tikrai jau eilę metų jis jau supranta, ką gali Dakaras pateikti ant lėkštutės ir, na, tu turi paprasčiausiai nuryti karčią piliulę ir kitais metais sugrįžti tik stipresnis. Na, geras sportininkas autosporte, motosporte yra tas, kuris geba susitvarkyti su tais techniniais nesklandumais, ar tai būtų avarija, nes ir žiedinėse lenktynėse, ir drifte, ir rallyje, kur tik nori, susidūrime dažniausiai neieškoma kaltų ir niekas, aišku, pakaltina ir papyksta vienas ant kito, bet toks sportas ir tai yra labai labai sportinis momentas, sakykime, labai būna apmaudu ir gaila, bet ką darysi, čia toksai žaidimo dalis ir iš tikrųjų dalis neatsiejama, su kuria reikia būti susitaikius iš onboardų, tai matėme ir brolio ekipažo koronelių, labai įdomios emocijos. Labai stipriai turėjo įtraukti žandus, tai iš tikrųjų, kad nevažiuotų į priekį stovintį sunkvežimį. Kopa vos lūžo ir jie pamatė, kad už 15 metrų kamštis ir sunkvežimis tenai ir jie spėjo
sustoti likus metrui. Gal net mažiau. Gal net mažiau. Tai tie broliai visada atsiduria įdomiausiose įvykiuose ir gali. Na, o čia truputis medžiagos tiem vadinamiem Dakaro ralio moksliukams ir nerdams, nežinau net lietuviško analogo šiam žodžiui, bet tiems, kurie tikrai nori žinoti daugiau detalių, panerti giliau į tos niuansus ir eismo įvykius, taigi prieš jūs Martino Mačikos komandos komentaras. Dnešním dnem bylo ukončeno prověřování incidentu mezi posádkami 600 a 602 z 8. etapy. Výsledkem prověřování bylo no future actions required, to znamená, že žádný z účastníků se nedopustil takového porušení pravidel či normativů, aby byl za to nějakým způsobem postižen a penalizován. Onboard, který jsme poskytli FIA, poskytneme i dál na naše sociální sítě. Tím je pro nás věc uzavřená. Já teda ne. Tak ne, no. Se zpátky. Bacha, doleva, bacha. Už tady stojí. Podfukuj. Pravý přední určitě kolo. Ty vole. Dělali jsme kolo? Určitě. Pravý přední. Zkouším foukat, no ale jsme nahoru. Něco je. Zpátky dáme doprava. Jedu tam. Bez gumy nepojedem nikam. Já vím. Pabėgo iš įvykio vietos. Mano to stuktelėjimo užteko, kad išjudintų iš vietos, kai užklimpęs buvo. Po kelių sekundžių. Tai gerai, vyrai, ačiū, viso gero. O jūs ten keiskitės suplyšusį ratą ir toliau sekančią dieną dar turėkit papildomų pasiekimų. Ratų dėja, tai gaila. Nieko nepadarysi, bet aišku, karščiausios emocijos šiandien lėjosi iš Vaidoto Žalos šiandien finiše. Tikrai Vaidas džiaugiasi, kad pagaliau šiandieną baigėsi, kai vakar galbūt su vėjeliu pralikė, tai šiandien gavo pasikankinti. Taigi Vaidoto Žalos komentaras jūsų ekranuose. Čia turbūt buvo sunkiausia diena šių metų Dakare. Vien dėl to, kad labai mažas vidutinis greitis didelėse atkarpose. Tokios kopytės, bet kur 40. Aukštin žemyn, aukštin tokie linksmieji kalneliai, bet visai nelinksmi. Tai tiesiog saugau sunkvežimį, nes jaučiau, kad abiem amortizatoriai kaista nuo to didžiulio krūvio ir galvojau, kad po truputį finišo link. Mačiau, kad su Lopraisu taip nedidelis skirtumėlis, tai galvojau, žinau, kad skirtumas nuo jo gana nemažas bendroji įskaitoje, tai reikia valdyti situaciją. Tai va taip saugiu atstumu, nepersistengiant, bet ir taip labai netinginiaujant. Tai žodžiu, svarbiausia, kad nieko nesulaužėm ir vis dar judam tolin. Bet teisybės dėliai jau laukiu finišo, jau tas nuovargėlis vejasi, ypač kai tokios ilgos dienos, kur anksčiau tos greitos sekcijos jos toksai ir pralekia, o čia tose lėtose ten supiesi ir galvoju, už ką man čia tai. Bet žodžiu, liko 3 dienos, varom toliau. Who did the best work these 2 days? Mr. Zala. No, all the team. All the team made a good job. So 2 long days, yesterday and today. There is a big complicated in the dunes, the big dunes and the small dunes all the time, bumpies. Oh, I'm completely dead. Me and Max and Zayda. Oh. Did you know that now you're the first? Yes, now the first is not easy because it's more 3 stage, but let's see. It's good possible. It's happening. Oi, malonumas žiūrėti tokį rezultatą, kai Vaidotas Žala visą laiką finišuoja top 3. Jisai šiandien vakare, aišku, dar ir pasidžiaugė atsiimdamas prizą už vakardienos laimėjimą, bet apie tai porą kadrų vėliau. Taigi, Lopraišas pirmas, Vaidotas Žala atsilieka šiandien minutę 37 sekundėmis, Martin Soltys 22:30 ir Mačikas 30 minučių ir 4 sekundės, bet, sakykime taip, tas jau rezultatas nelabai ką gelbėja Mačikui. Žala kyla į 1 vietą, Alešas Lopraišas iš 3 kyla į 2, Mičas Vandenbrinkas per 2 pozicijas krenta žemyn, Huzinkas lieka 4 vietoje ir Martinas Mačikas su 4,5 valandos baudom kyla į 5 vietą. Tai
įsivaizduokit, kas dedasi ten nuo 6 vietos ir taip toliau. Jo, Tai ten- čia galima sakyti, kad čia irgi sportuojančių liko 3. 3 ekipažai, na, bet jeigu netyčia kažkoks rimtas gedimas, tai aš manau, ten greitai užvirs kova ir ten jau tie dėl 3 vietos kalsis, panašiai kaip... Tai va, jeigu stok kategorijoje, sakykime, ir stok, ir klasik, jeigu abu defenderiai turi tiesiog pasiekti finišą, jau nelabai svarbu kokiu tempu, tai čia reikia ir tempą išlaikyti ir aišku saugotis gedimų, nes kiekvienas nukrypimas nuo plano keis situaciją rezultatų lentelėje, tai Vaidotas gazuos. Ai, bet ką mums reikalingas tas toksai stresas, kada sėdi ir nervuojasi nuo pat ryto iki pat finišo ir galvoji, kaip čia viskas, va čia, na, čia tiek dar tų dalykų gali nutikti, nes rytoj yra labai svarbus etapas ir praktiškai rytoj jame viskas spręsis. Tai nepadės miegoti jums šiandien, mėlyjeji, kad jūs čia kažką jau daugiau sužinoję, galėsit sakyti ramiai, kad jau Vaidotas laimėjo, ne, anaip tol taip nėra. Ne, rytoj laukia 880 km iš viso sportininkam, iš kurių 347 sportiniai. Aišku, apie tai mes dar vėliau pakalbėsim, bet džiaukime šią akimirką. Nieko daugiau padaryti. Aš labiau džiaugiuosi ir dar norėčiau tų gražių kadrų su medaliais į ekraną, jeigu būtų galima, kur šiandien vakare Vaidotas Žala būtent atsiėmė medalius už laimėtą greičio ruožą vakar. Tikrai smagu matyti jau Vaidą lipantį ant podiumo. Aš galvoju, kad šeštadienio laidos metu prieš laidą galėsim padaryti suvestinę, kiek tokių medalių lietuviai parsiveža iš šio Dakaro. Tai už laimėtą greičio ruožą. Tikrai rekordinis skaičius per visą Dakaro istoriją. Tikrai daugiau nei bendra suma anksčiau važiavo visų Dakarų nugalėtų greičio ruožų, ar ne? Tai rekordinis šių metų Dakaro ralis. Ir Vaida šypsena. Vienas už laimėtą greičio ruožą, vienas už pasaulio ralio reido čempionatų įveiktą etapą. Tai nesvarbu, ar tu važiuosi jį ar ne. Bet šis etapas skaitosi kaip pasaulio ralio reido čempionato dalis ir būtent yra ir už tai įteikiamas vienas medalis. Vėl gauna po 2 medalius, kas irgi yra, na, atsiminimui, kaip sakė Rokas Baciuška, medalių nebus per daug. Medalių nebus per daug, taip. Atsiminimas. Na ir toliau judėkime, jau kad paminėjau Roką Baciušką, tai prie klasiko mūsų ir šiandien po starto vėl atrodė lyg ir vėl vyks kova tarp 3 defenderių, bet staiga Sara Price turėjo stoti, prie jos prilėkė Petrancelis, ten vėl sugaišta jisai labai daug laiko bandydamas jai padėti ir automatiškai vėl Rokas Baciuška kovoja praktiškai savo lygoje, nes netgi su sustojimu tiek Sara Price, tiek Petrancelis, na, sakykime... 20 minučių atsilieka nuo Roko. Ronaldas Baso ir Akira Miura šiandien, pagirkim, parodė gerą rezultatą ir nuo mūsų Rokelio atsiliko 54 minutėm ir 1:04 minutėm. Ne taip ir blogai, kaip buvo kitomis dienomis, bet aišku, Rokas mūsų čempionas ir iki šiol, aišku, dar ne Dakaro ralio jokių būdų, dar jam yra ką nuveikti, tai ar mes turim jo komentarą? Turim būtinai, galim ir iš karto pasižiūrėti. Dakaras davė 2 dienas nepalisėti, pasikviesti. Vakar tikrai buvo greita, bet navigaciškai labai buvo daug tokių labai paslėptų waypointų, tai gerai viską radom. Tik pragaišom tik 5-6 minutes. Pirma dalis visai tokia buvo visai gerai, mašina atlaikė viskas, bet šiandien kopų labai davė daug. Tokių mažų kirstinių tų kopų, tai greitis ten 20 per valandą, tai tikrai išvarginom. Bet mes esam čia ir turim džiaugtis, nes tikrai buvo reikalų suvažiuoti tos maratoninius 2 stages. 5 jau. Tai vakar laimėjau, šiandien. Tai gerai. Medalį niekada nepamaišės, tai vis tiek prisiminimas, vis tiek kažkoks. Tai labai smagu. Reikia pirmą kartą degti mašiną, sutvarkyti viskas, kad būtų gerai saugiai, bet nes dabar biškai problema, kažkokią su turbina turėjom, šauktukas išmetė, bet gal nieko blogo. Žiūrėsim. Marathon was really tough. Actually, a lot of sand, long stage today, very demanding. So yeah, it's been tough, but we're happy we are here, and I think we were leading the stage, so probably stage win also. Better impossible. Let's try to go to the VBAC and have some rest. Thank you. Thank you. Džiugu matyti. Taip, dar šiandien prisiminiau vieną momentą, kad Vaidoto Žalos neseniai onboardą mačiau ir būtent vienas incidentas truputėlį sutrukdė jam su Akira Miura,
Greičiausiai, kad Akiura, nes Toyota Autobody komandos sunkvežimis ekipažą pasivijo Vaidoto per kopą perlipęs ir praktiškai būtų ištikęs toks pats momentas kaip Mačiukui su Lopraišu, kur per kopą peršokė, o ten, stovi. Taip, aišku, galėjo baigtis dar blogiau, nes ten ir sportininkai buvo išlipę ir kapstėsi, bandė tą visurygį iškapstyti iš smėlio ir Vaidas gerą komentarą parašė, kad būtų protinga padėti kažką ant kopos viršaus, kad kiti sportininkai žinotų, kokios trajektorijos nesirinkti. Tai ar šalmą, ar, nežinau, atsarginį ratą, centreką, ką tik tai nori, nes, kaip sugedus gatvėje dedama avarinį ženklą, tai čia ne gatvė, čia nėra matomumo iš už 100 metrų. Ir užeikit pas Vaidą į socialinius tinklus, pamatysit, tokia verčianti įtraukti visus raumenis. Kaip ten Vaidas rašė, po tokio incidento gali ir kelnes pasikeisti. Būtent. Maždaug kažkaip taip ir turėjo pasijausti ekipažas. Ir įsivaizduoju, kad kai iš apačios matai sunkvežimį atskrendantį, irgi vargiai tenai apsidžiaugi. Šiaip verta pažymėti, kad būtent kopų masyvuose važiuojant dalyviams, netgi dabar dalyviams yra privaloma įsikelti taip vadinamas vėliavėlės. Baltas raudona, tai jos, tarkim, už kopos esančiam automobiliui, nesimatant, vėliavėlė iškyla į viršų ir signalizuoja kitam atvažiuojančiam ekipažui, kad ten kažkas yra. Bet kaip matome, nelabai jos gelbėja, kai kopos yra tikrai aukštos ir gan gilios duobės yra už kopos lūžimo. Tai vienaip ar kitaip būtent tie papildomi ženklai turėtų gelbėti, bet... Čia matome ekrane dabar, kai važiuoja Dacia ir tokia vėliavėlė. Šiaip atrodo lyg žaisliniai automobiliukai būtų su tom antenom. Radiobangomis valdomi, bet kai tokia smėlio dėžė, tai galim ir įsivaizduoti taip. Beje, kopos šiandien buvo labai daug, buvo tų kopų ir jos buvo nedidelės. Tai turbūt pačios sudėtingiausias, nes tiek įveikti jas dalyviam buvo reikalų, nes, sakykime, jeigu kopa 2, 3, 5 metrai ir jį pasikartojanti, tai tampa didesnių iššūkių per visą dieną, nes kai ką gali pykinti ir kitaip veikti. Čia kaip jūros liga gali kai kurios užpulti, o ir motociklininkai sakė, kad smėlis kai kur labai klampus ir tiesiog įvažiuoja ir ratas įsminga į kopą. Taip, šiandien ypač minkštas smėlis buvo ir daug motociklininkų tiesiog papuolė į jo pinkles. Tai vat ir parodo, kad įdienojus kopose važiuoti tikrai yra klampu. Dėl to dažnu atveju ir stengiamasi daryti kuo ankstesnį startą, kad sportininkai gautų tvirtesnį smėlį, o paskui jau kai sušyla smėlio paviršius, automatiškai jisai biresnis pasidaro ir tada jau reikia kapstytis ir ieškoti išeičių. Na ir šiandien dar daug ekipažų tikrai praleis naktį tamsoje, kapstydamiesi ir keliaudami link Bišos bivako, bet nieko nepadarysi, toks tai yra žaidimas ir reikia jo taisyklėms paklūsti. Taip, vos 400 km, bet jie trunka labai ilgai. Motociklininkai lekia trasoje ir dar turbūt apie kopų smėlynų subtilybės kalbant, galim paminėti ir tai, kad kai saulė zenite ir viršuje, tai labai sunku pamatyti netgi kartais neligumus ar kopų viršūnės ir, įgudus į akis, matyti šitų sportininkų, kuriuos matome ekrane, jau žino, kaip ta kopa baigsis ir kaip ten kas atrodys, bet tie, kas pirmą kartą išvažiuoja, kartais ir kelia po ratais praranda. Aš galiu pasakyti, kad aš esu vienas iš jų. Būtent 2018 metais Peru tokį irgi momentą turėjom, kada su fotografu Andrium ir komanda, sakom, važiuojam į trasą, rasim vietą ir mums bevažiuojant tiesiog prieš akis atsivėrė duobė, tai ačiū Dievui, kad suspėjom sustoti ant pačio krašto. Ir tada, aišku, sekė ilgas kapstymasis, nes jau kai paspaudė stabdį, tai tiesiog tu susmingiai. Įsikasi į smėlį, tiesiog net žodžio prasme, tu susmingiai ir tada jau tave gelbstė tik tai kastuvėlis ir sentrekai. Arba jau ilgai toli reikia eiti sunkvežimį ieškoti, kad tave ištrauktų. Geresnis džipas. Ir apie kopas dar galim paminėti, kad jos turi dvi pusės, ar ne? Vienoje pusėje banga nuo žulniai kyla į viršų, o kitoje atsiveria siena, krentanti žemyn. Lūžtanti kopa. Tai įdomu. Ir vėl tos kopas kiekvienam žemynė yra skirtingo tipo, todėl, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje daug kopų yra tokių, kaip taip vadinamo
piltuvėlio formos ir ten užlipęs už kopos gali paprasčiausiai nerasti išvažiavimo. Tai irgi yra kitoks metodas, kaip jas važiuoti, bet čia jau palikime šitą specialistams, kurie su tomis kopiamis, galbūt Rokas Baciuška grįžęs iš Saudo Arabijos galės mums plačiau papasakoti arba pakalbinsime tą patį Vaidotą Žalą, kuris galės palyginti, nes jisai ir Pietų Amerikoje važiavo ir būtent Saudo Arabijoje, kaip su tomis kopomis reikia tvarkytis. Automobilių įskaitoje liko vienas paskutinis mohikanas važiuojantis su Ultimate kategorijoje. Dabar kalbu apie Gintą Petrų, šiandien jisai finišuoja 50 bendrai automobilių įskaitoje, jeigu grinai jau įsifiltruotame rezultatus pagal Ultimate, tai jis truputėlį galbūt ir būtų aukščiau, bet Gintas kovoja savo kovą ir čia jau nieko nepadarysi. Čia jo tikslas yra finišuoti, dabar jisai yra 49 tarp visų važiuojančių šiandien ir jeigu imti bendrąją įskaitą, tai rezultatas irgi yra 48. Tai jis stabiliai laikosi toje vietoje, nors žadėjo, kad kasdien po 46. Beje, jo maratonas nepraėjo be nuotykių, finišavęs pasakojo, kad važiavo dykumą ir atsirado medis ir su voru šiek tiek tą medį pastumė, tai grįžus į bivaką šitą nutolusi su palapinėm išsitraukė lipnios juostos ir užtraukėjų ir sakė, žiūrėkit, kaip viskas tvarkingai atlaikė visus tuos 100 kilometrų. Tai parduodamas voras šiek tiek po eismo įvykio, nieko atsipoliruoti. Su nedideliais gedimais. Dabar galėtume ir žvilgtelti į automobilių įskaitos lentelę. Ten tų lietuviškų pavardžių nelabai daug likę, bet pirmoje vietoje šiandien yra Matijus Seradori, kuris su Century Bugiu iškovojo pirmąją savo pergalę Ultimate kategorijoje 4 varomų automobilių. Jis yra iškovojęs 20 metais pergalę su galų varomu Bugiu, etapo pergalę, o čia jau jam yra istorinė pergalė, nes su CR7 Bugio būtent laimėta jo pirma pergalė 4 varančių ratų kategorijoje. Šiaip Latija šiandien yra antras, 6 minutės, tikrai parodė savo įgūdžius važiuoti kopomis ir Sebastianas Loebas trečias. Bendroje įskaitoje matome, kad Naseras Latija yra dabar šios kategorijos lyderis. Antroje vietoje Lateganas 12 minučių atsilieka, trečioje vietoje Nani Roma nuo Lategano atsilieka 50 sekundžių. Na ir mūsų Gintas Petrus 48 vieta, viena pozicija kyla aukščiau. Jis laikosi savo plano. Taip. Čia toksai Ginto planas, atostogos yra visų įvairios, o čia būtent Ginto atostogos. Taip, taigi čia verta pastebėti, kad top lentelės viršuje, tai netgi, sakykime, 10-tuke arba net 8-tuke galbūt vyksta labai įtempta dar kova ir čia sportininkai netrupučiai negali atsipalaiduoti. Žiūrėsim, laikas parodys, nes vakar buvo 2 Fordai priekyje, šiandien tų Fordų nebeliko. Karlosas Sainzas gavo dar papildomai 15 minučių baudą, tai jam tikrai apmaudu, kad kova, sakykime, dėl podiumo tolsta, bet dar vienas Fordas Raptorius išlikęs su Nani Roma prieš akiją ir jiems iki Nasero Latijos reikia 12 minučių ir 50, bet turint omeny, kad rytoj dar bus iššūkių reikalaujanti diena, tai vėl ta turnyrinė lentelė gali stipriai apsiversti, nes žiūrėsim, kaip ir tas Lateganui seksis važiuoti, nes šiandien 6 km iki finišo baigėsi degalai, tai čia toks, nu kodėl man matėsi veide toksai momentas, kai tu žinai, kad jau tu ir pagrybavęs esi kai kuriuose greičio ruožuose, kad tu esi ir be degalų atvažiavęs, na ir žodžiu, visos kitos neįmanomas negandos jį persekioja ir jisai sako, na galų gale, sako, taip Dakaro nelaimėsi. Va tokia buvo Lategano frazė. Ir šitam Dakare organizatoriai kažką padarė gerai, nes tiek skirtingų greičio ruožų nugalėtojų ir tiek pokyčių lentelėje ne kiekvienam Dakare galim matyti, tai dabar iki paskutinio kilometro niekas neaišku. Šiaip šis Dakaras yra labai dinamiškas ir čia lygiai taip pat ir tas pats Loebas dar nenuleidžia rankų užlipti ant podiumo, aišku, jau jis eilę metų bando tą Dakarą įveikti ir laimėti, bet Dakaro ralis nepasiduoda ir Loebui vis dar kelia papildomų iššūkių, kad sugebėt iškovoti tą savo pirmąją pergalę. Naserui, na jau ne vieną kartą yra laimėjęs, aš manau, galėtų kolegai užleisti vietą, bet... Taip neveikia, man atrodo. Ne, tai aišku, aš čia juokauju, bet nenori viskas klostosi pagal tai, kaip yra sudėliotos varžybų taisyklės. Na ir ką, laikas pakalbėti apie mūsų Dakaro klasikos važiuojančius tenai. Tai yra, jeigu atsimenate tą pirmąją lentelę, kuriame rodėme laidos pradžioje, ten jau yra tas vadinamas dar vienas vienetukas ties Dakar Classic įskaita, tai jau trečiasis, kurį aptarinėsime.
Ir aš galvoju, kalbant apie klasikus, mes galėtumėm skambę antraštę pasakyti. Pirmasis eismo įvykis ar klasik kategorijoje lietuvių ekipaže. Lietuviškas pirmas įvykis. Ten kitiems tų eismo įvykių, aš manau, netrūksta, bet paklausykime Karolio Raišio ir tada toliau aptarsime. Finišuotas 10 greičio ruožas. Jau užsiuodžia šiek tiek finišas, nes liko 3 dienas, tai kažkaip jau negaliu slėpti, kad neužuodžiu jo. Jau kažkas jaučiasi, dėl to ir baimės atsiranda visokios, jau saugesnės taktikos renkuosi. Pavyzdžiui, rizikingus visai oro slėgius rinkdavus anksčiau, mažai labai slėgio, kad geresnį sukibimą turėčiau, bet aišku, šansą numontuoti padangą turėdavau. Dabar jau taip iškis tangriau pučiu, jau yra šiek tiek baimė, jau važiavimas yra svarbiau nei kad sekundės, bet smaginosi. Pirmame 100 km atsimenu lenkiau vieną Porsche, tada maždaug virš 120 kokiam kažkelintam kilometrą, tiksliai neatsiminsiu, žiūriu, stovi dar vienas Porsche 959 Juano Moreros, kuris buvo artimiausias mūsų persekiotojas. Nors mes buvom visai neblogai nuo jo atsiplėšę, bet čia viskas Dakaro klasikė labai trapu, ten vienas koks padangos pramušimas ar kas nors, tai būtų šakės. Tai žiūriu, stovi, sraigtasparnis susileidęs, tai kažkas atsitiko, sugedo tikriausia. Stengiamės su šturmanu, sakau, keep concentrated, susikūpėm, važiavom toliau, viskas labai gerai gavosi, tikrai buvo smagu, žinom, kad turim persvarą, bandėm neberizikuoti smarkiai, ką ir šiaip jau nuo ryto reikėjo daryti iš tikrųjų. Bet vis tiek kažkaip smagiai važiavosi, ieškojau to smagumo, tik va į patį galą, kai liko 50 km iki finišo, pradėjo kartotis trasa, sutapo su vakarykšte trasa. Ir vėžės buvo tokios didelės, kad buvo žiauriai gaila mašinos, greičiai buvo labai dideli, tai toks rasta balansą buvo sudėtinga. Vienoje vietoje netgi važiuojant tikrai didelio greičio vietoj, buvo posūkis dešinys, gilios vėžės, iš kurių mane išmetė, aš rėmiausi šonu į tas vėžės, kad didesnių greičių išimti posūkį, išmetėme iš tų vėžių ir kabinau medį su veidrodžiu, einam parodysiu. Numušiau veidrodį, ten dar gale atplėšiau tokį daiktą. Gaila, aišku, nes veidrodis turbūt nuo Land Roverio pagaminimo čia buvo apie 50 metų senumo išgyveno tiek, o dabar vat vieną Dakaro medžio neišgyveno, nu, bet yra kaip yra. Tai maždaug tokios mūsų naujienos šiandien. Šiaip sekėsi gerai, bet taip stengiamės jau ruožų nebesiveršti į lyderius, nebetom reikia. Dėl kiekvieno metro nebesikauti, labiau susikaupti į navigaciją, nepadaryti rimtų klaidų. Bet sunku susiturėti, turiu pasakyti. Bet bandau. Nu ką, 10 etapas įveiktas. Sami today was very good. Thank you. Labai stengiasi, labai gerai vairavo. Aš irgi labai gerai stengiausi, irgi labai gerai navigau. Ir šiandien važiavom rezultatui dėl pirmos vietos šiandien. Tai we were all the day at the number one today. Yeah. Thank you. Ir kažkiek turėjom atsikovoti taškų iš tikro iki bendroji įskaitai, tai viskas šiaip puikiai diena. Viskas ėjęs kaip iš natų, stengiamės, viskas gerai, nesuvargom, you're not too tired today, yeah? No, not today. Ir lieka, žodžiu, 10 km iki finišo ir parodysiu, kas nutiko. Čia, kadangi tas laiko sekimas labai svarbu, tai va čia yra mūsų blokelis toks GPS ir jisai yra ant lipučkos prie lango buvo priklijuotas. Nu tai ką, nuo tų lipučkų besikratė, nukrito, trenkėsi panelę, atsijungė, nu ir ką, medaliam atep. Bet nieko, su Samiu patenkinti, kylam bendroje įskaitoje šiek tiek aukščiau, viskas gerai, dar liko 3 dienos atsilošti. Ką, po 10 etapo rezultatai tokie. Karolis Raišys ramiai savo antroje vietoje, kaip ir sakė, neskuba, nespaudžia, tikslas atvažiuoti iki finišo, neprarandant daug laiko, ypač kai kolega pamatai pagrindinį konkurentą sugedusi, tai tuo labiau dar čakros atsipalaiduoja, manau. Ignas Donoravičius su Šemi Baridvanu tikrai irgi neblogai 8, aišku, kaip sakė, galėjo būti ir pirmi, bet nelemtas atsikabinės prietaisas nukritęs ant... Na,
Aš žinau, nu tas toksai Murphy dėsnis, kada viskas gerai, tai lauk, kad kažkas nepaeis. Kažkur kažkas nukris, kažkur kažkas sugės, kažkur kažkas atsitiks. Ir automatiškai, nu, baisu. Tai va, bendrai įskaita, Karolis Rašys yra pirmas, net 259 taškai dabar jį skiria nuo antros vietos persekėtojo ir tada toliau visi kiti konkurentai. Tuo pačiu Šemės ir Ignas Daunoravičius kyla 2 pozicijom aukštyn, jie yra 8 bendroje įskaitoje, tikrai geras rezultatas, sveikintinas ir aš manau, kad dar Ignui pavyks su Šemė pasigerinti rezultatą, nes matau, kad jie surado ritmą, Šemės priprato Šemės jau. nebepavargsta taip. Šemės jau irgi, žinai, kaip atsiranda tas vadinamas antras kvėpavimas, kada jau organizmas persilaužia nuo to krūvio, jis jau įeina į tą rutiną. Ir būtent ta rutina vėl leidžia normaliai elgtis, jaustis, turėti savo tą vadinamą jėgų rezervą. Šemės jau pats patikėjo, kad jis gali būti Dakaro ralio lenktynininkas. Mes pažįstam Igną ir jis yra labai malonus ir draugiškas vyrukas ir jisai tikrai įsivaizduoja, kad jį motyvuoja ir duoda patarimų krūvą ir padeda labai daug. Tai Šemės, aišku, šiandien interviu jis toksai tiesiog sutiko su Ignu, ką jisai sakė, bet Dakaro ralio pradžioje nebūčiau statęs už tai, kad jis taip ilgai važiuos. Na, už Igną kaip ir buvau ramus, bet už jo draugą Šemį, atrodė, kad jis atvažiavo į nuotykį ir kai pavargs, jisai pasiduos, bet matyt, kad kažkaip tai teisingai rado jėgų. Igno balse jaučiasi ta tokia gyslelė apgailestavimo, nes nu kaip dėl to tokio paprasto dalykėlio, kuris nukrito ir paskui vėliau jisai ten mums irgi siuntė dar vieną video, kur kalba, kad jau truputėlį dabar emocijoms nurimus, viskas tvarkoj, mes teiksimės važiuoti toliau, viskas bus labai faina, viskas bus labai gražu. Na, laikas parodys, kaip ten jiem viskas klostysis, liko 3, kaip ir minėjome, etapai, taip kad dar, na čia nuotykių šalis tas Dakaras yra ir dar visko gali nutikti. Kaip viskas klostysis, laikas parodys. Šiaip dar turime truputėlį vaizdų iš vakar dienos bivako, kad na, jau visiškai nepabaigti ten, sakykime, motociklais. Tai organizatoriai pasidalino nuotraukomis šį rytą, kaip atrodo vadinami maratoniniai bivakai. Čia kaip tik Tobis Praisas ir Setas Quintero apžiūrinėja Henko Lategano bolidą. Toyota jo tikrai nukentėjo po susidūrimo su medžiu. Čia jūsų ekranuose Naseras Salatija irgi stengiasi apžiūrėti savo automobilį, Nani Roma keliauja su palapinė, taip atrodo jų viešbučiai. Sebastianas Loebas, išsirengęs, matom, kad tikrai šiltai viskas pasitinka dalyvis, čia Nani Roma krapšto savo Ford Raptorių, čia Gijomas Demevijus su Matiju Baumeliu, čia toliau irgi turbūt Kristinos Gutierės, matau pagal startinį numerį automobilį, čia MD Optimus automobilis. Tai kiekvienas maratoninis bivakas yra tam, kad apsižiūrėti ir įsilaižyti kovinės randus, susitvarkyti smulkmenas, kurios galbūt kišo koją įveikiant etapą ir paskui sekančią dieną išvažiuoti jau vėl pilnoje parengtyje. Žinoma, ne viską pavyksta patiems susitvarkyti. Na, man pabuvojus tuose tokios maratoniniuose bivakose, tai truputėlį juokinga, nes čia taip tokia kamerų, žinai, tas toksai pasivaikščiojimas yra aplink tos automobilius, o paskui po kažkiek laiko atlėkia sunkvežimiai, ir ten pasibaigia tie reikaliukai, susitvarko tyliai gražiai. Čia kaip Benediktas sakė, jie nuėjo miegoti, o naktį vyrukai sutvarkė Nykštukai sutvarkė sankabą. Atėjo nykštukai apžiūrėjo. Aišku, daugelio automobilių šturmanai yra specialistai, jie yra kvalifikuoti inžinieriai. Daugumoje komandų stengiamasi įdarbinti šturmaną inžinierių arba mechaniką ir netgi, pavyzdžiui, tas pats Kristinos Gutierės šturmanas, buvęs jos automobilio mechanikas, vėliau ėmėsi to vadinamo navigatoriaus amato ir atsisėdo šalia jos važiuoti. Lygiai tas pats yra ir Eduardas Boulanger, kuris dabar važiuoja su Sebastianu Loebu, ilgą laiką važiavo su Naseru Salatiju. Jis irgi yra mechanikas. Jis irgi persikvalifikavo, sakykime, iš šturmanus. Ignas Daunoravičius irgi yra mechanikas, kuris dirba šturmanu. Tai Roko šturmanas Oriolis lygiai taip pat turi inžinerinį foną, sakykime, atėjęs iš to pasaulio. Tai
šturmanai atlieka daugiau pareigų ir iš jų tikimasi daugiau. Vairuotojai, aišku, didžiaja dalim yra žvaigždės, kurie... Arba taip, žvaigždžiuoja, kaip sakoma, mėgaujasi gražių vakarų, o paskui jau eina tvarkyti kažką. Tai matom ir daug sportininkų ir patys, na, sakykime, tie būtent, kurie važiuoja be rimto gamyklinių komandų užnugario, tai tikrai jie neturi tų vadinamų servisų sunkvežimių ir tikrai tenka patiems prakaituoti ir pasiteplioti rankas, kad susitvarkyti. Aišku, bagiukų konstrukcijos ten nėra nieko sudėtingo, ten tikrai daugumoje patys sportininkai moka kaip ir diržus pasikeisti ir tuo pačiu kaip traukės pakeisti ir kitus dalykus, kurie nereikalauja kažkokio labai ypatingų įrankių ar žinių. Tai net kiekvieno sportininko važiuojančio į Dakaro ralį pasiruošime dalį laiko užima techninis susipažinimas su pagrindiniu mazgų keitimu arba pagrindiniu galimų nutikti gedimų remontų. Tai sakykime, tai bagiai, kurie dar turi tą variatorių, ne pavarų dėžę sekvencinę kaip naujesnė, tai tas diržas variatoriuje trūksta taip periodiškai ir čia turbūt net gedimų negalima vadinti, tai tiesiog yra susidėvinti dalis gan greitai, tai ji keičiasi gan paprastai ir visi jie tiesiog turi mokėti ir vežasi tuos diržus kartu su savimi, elementarūs dalykai, stabdžiai ir panašiai. Ir sportiniai automobiliai arba bagiai, tie, sakykime, skirtingai nei Defenderiai ar Toyotos to kategorijai važiuojančios, yra ir sukurtos taip technologiškai, kad būtų pakankamai lengva pakeisti kažką, prieiti prie kažkokios dalies ir nereikėtų nuardyti pusę automobilio kėbulo, kad, nežinau, papildytum langų skysčio. Na, vienintelis momentas dėl pačios nakvynės, taip, kad, kaip matėte, viskas vyko palapinėse, vėl kareiviškas davinys, tik tai, kad šį kartą šiek tiek šilčiau buvo. Vakar irgi minėjome, kad pats Naseras sakė, kad miegos po žvaigždėmis, dauguma sportininkų tiesiog pusiau išlindę miegojo, kad ten jau labai stipriai neišsirenginėti, o motociklininkai ir klasikai ir automobiliai, sunkvežimiai buvo visi išskirstyti į skirtingas pusės. Klasikam nebuvo maratono, jie miegojo Bišos bivake, motociklininkai buvo atskirai nuo automobilius vairuojančių sportininkų, tai vakar irgi nuotykių fabrikas buvo tiek ten įsimalęs, keletą nuotraukų pasidalino, šiandien ryte mes jas įkėlėme į savo Facebook ir Instagram paskyrą, ten galite jas susirasti ir apžiūrėti, bet laikas pakalbėti ir apie tuos pačius motociklus, apie kuriuos jau užsiminiau. Ir čia, šiandien vėl diena tokia wow buvo, kur atrodė jau vienu momentu, kad Nerimantas Jucius beldžiasi į trejetuko duris, nes pagrindiniai jo varžovai trasoje sustojo ir jau atrodė, kad Ventura tiek Baso viskas traukėsi iš varžybų, bet po finišo paskui Venturai grąžina prarastą laiką, matyt, sustojo padėti nukentėjusiam sportininkui ir vis dėlto stumteli Nerimantą iš 4 vėl į 5 vietą, bet anaip tol 5 vieta Nerimantui Juciui ir aplamai Lietuvos motociklų sportui yra žiauriai geras rezultatas, tai yra labai aukšta vieta, kur, sakykime, seniai mes arba iš viso galbūt net nebuvome. Pernai metais 7 vieta turbūt Arūno Gelažninko overolė buvo iškovota, irgi buvo labai geras rezultatas etape, bet kad bendroje įskaitoje būtume taip aukštai, tai čia kol kas istoriškai aukščiausias pasiekimas. Ir net kalbant apie bendrąją motociklų įskaitą, 14 vieta. 14 vieta. Tai ir pažiūrėjus tai, kas yra prieš, tai yra labai daug gamyklinių raiderių, važiuotojų, atsiprašau už nelietuvišką žodį, bet Nerimantas taip, motocikluose tikėtis top 5 bendroje įskaitoje turbūt mums dar gerokai per anksti, bet 14 vieta Dakaro ralyje, einant jam link pabaigos, labai labai solidų ir Arūno aukščiausia vieta buvo 21. Taip. Neblogas pagerinimas, 7 vietų pakilimas aukštyn ir tikrai negalim sakyti, kad konkurencija kažkiek sumažėjusi Dakaro ralio motociklų įskaitoje. Tikimės, kad taip ir toliau. Dovydas turbūt atvažiavo su tokiais pačiais lūkesčiais važiuoti tokiu pačiu tempu, bet visi žinome istoriją, kad Dakaro ralis jam buvo negailestingas nuo pirmųjų dienų. Tai nepaisant to, jis yra 23. Ir kad ir kaip labai norėtųsi, bet aš manau, kad reikia mums apsiprasti su skaičium 14, nes čia jau turi daug
niuansų sutapti, kad Nerimantas pakiltų pozicijomis aukštyn. Tai nes Konradas Dombrovskis, kodėl man jisai vis Kamilis, norisi sakyti, nežinau, Konradas Dombrovskis ir Ventūra yra labai greiti sportininkai ir turint omenyje, kad Nerimantas vis dar negaluoja, tai pasivyti juos bus labai sunku. Nors ir 8 minutės iki Konrado Dombrovskio. Na ir gerai, galim pakontempliuoti, kad Ventūra tai taip, jisai labai greitas yra, nes kiekvienam waypointe arba atžymos taške jisai visą laiką veža Nerimantui Juciui po 2-3 minutės. Bet Konradas Dombrovskis šiandien krito ir susižydė ranką, jinai yra pakankamai ištinusi, galimai yra ir lūžęs. Tai klausimas, kiek Konradas Dombrovskis norės spausti ir bandyti atsilaikyti. Rytoj rytas parodys, nes po varžybų vis tiek grįžta sportininkai, vis tiek dar kupinė adrenalino, tas skausmas nelabai jaučiasi, bet kitą dieną jau išvažiuojant į startą jau turėtų pasirodyti pirmie požymiai, ar ten yra rimta ar ne. Tai rytojaus turbūt etapas ir parodys. Aišku, yra dar kiti niuansai, kur kovojantis dėl podiumų būna dažnai išsidaužo ir išsitaško, tai čia dar daug turi aplinkybių sutapti, bet jeigu imant tik tai grinai sportininkų tempą, tai kol kas Nerimantas Jucius yra ten, kur yra ir aš manau, kad yra fantastiškas pasiekimas, kuris turbūt ir išliks toksai pats. Plus, jeigu jisai finišuos Rally 2 kategorijoje 5 vietoje, tai yra dar kartą dar vienas pasiekimas ir tikrai nenorėkime visko apžioti iš karto, turint omenyje, kad sportininkas serga. Nu, tai čia ir barzda prasikirtęs ir serga. Tikrai jam nebuvo lengva šitą savaitę. Turbūt pradžia buvo sklandi ir gera, bet antroje savaitėje Nerimantą bando išmušti iš vėžių, kas tik begali, bet žemaičio dvasia nepasiduoda. Tikėkime, kad viskas susiklostys gerai ir dabar turime visų motociklininkų įspūdžius iš 2 netgi maratoninių dienų, tai kas iš vakar dienos truputėlį papasakos, kas iš šiandienos, kas iš ryto, kas iš vakaro, tai prašau jūsų visų dėmesį į ekraną ir mėgaukitės Dakaru. Nu ką, grįžom po maratonų, sekės tikrai neblogai, abi 2 dienas, manau, tai visai jau sveikatėlė gerėja, temperatūros naktį kaip ir nėra, tik paprakaituoju, dar truputį kosėjau taip gan stipriai, bevažiuojant, bet nieko. Šiaip viskas super, technika gerai, tik grįžtant čia dabar paskutinė 30 km atsipalaidavo sekimo įrangą, tai gavau su rankom prilaikyti. O šiaip tai viskas super, ką, dar baigta 1-2 dienos, tai liko 3 paskutinės. Ir ką, varom ilsėtis. Grįžau po maratoną 2 dienų. Džiaugiuosi, kad esu finiše. Šiandien buvo nemažai kopų, nemažai ir griuvimų. Vieną turėjau didelį tokį. Tai džiaugiuosi, kad esu sveikas. Išaudžiau visus airbagus. Bet šiaip tai viskas visai neblogai. Patiko, kad buvo smėlio, ne tik tai išlėkykla. Galia tik tais komandininkas ir kambariokas parkrito, tai ant galo nuėmiau ir pats gazą, kad ramiai baigti, nes tokie momentai gražina į realybę biškį. Jo, liko 3 etapai. Jaučiuosi geriau, šiaip pagal viską turėčiau jausis prasčiau negu pradžioje, bet jaučiuosi tikrai geriau, kadangi liga po biškį mažėja. Nemanau, kad pasveiksiu per visą Dakarą iš vis, bet po biškį jaučiuosi geriau. Belenkaip sudėtinga diena, žiauriai sudėtinga diena. 3 etapai buvo, 2 refuelingai. Tai rytinis, pietinis ir vakarinis. Tai dar pirmiems 2, dar kažkaip ištraukiau per tas kopas, atidirbau, įsišaudė mano lemenę. Ir paskutiniam etapui, paskutiniai daliai dienos nebeturėjau aš jau ir tų klapuškių, tai teko ir lėčiau važiuoti, bet ir batareikos. Energijos nulis, absoliutus nulis, vos judėjau. Realiai dar čia prieš galą buvo Broken Dune, lūžusi kopa ir aš atvarau visiškai be tos energijos, neatsistojau prieš imdamas viršūnę ir realiai tai perskridau, kaip ir praeitais metais. Tik tai šį kartą to greičio biškai gal mažiau buvo. Pačiam krentant į apačią dar spėjau, taip, sakykime, pagauti kopą ir išvažiuoti. O už 100 metrų 3 mocai stovėjo šalia malūnsparnio. Realiai,
dėl tos kopos. Mes perskrido tenais. Kažkas greičiau tikriausiai ėmė. Anyway, diena baigta. Žiauriai fainai, noriu pailsėti, pamiegoti. Ir realiai nekantrauju, kada tas Dakaras baigsis. Normaliai viskas, gerai. Pirma diena buvo smagesnė, antra diena nebuvo tokia smagi, nes pirmos dienos greičio ruožė prapjojo padangą, tai važiavau kaip senjoras. Taupiau, kad tik davažiuoti iki finišo. Tai pakalbėjau su vienu, su kitu raideriu, atėjo Hovesas, sako, pažiūrėjau į padangą, sako, Zateškės nieks nepadės, sako, iki maks 120 spausk, davažiuosi iki finišo. Bet aš galvoju, pasižiūrėjau į tą padangą dabar, viskas ten gerai, tai galvoju, gal įsigandau Hovesas, kad aplenksiu, tai liepė mane spausti. Jokauju, ne, iš tikrųjų, bet kuriuo metu galėjau tą padangą nusimontuoti, ar dar kažkas atsitikti ir nedavažiuoti, tai todėl nerizikavau, ramiai važiavau ir matot finišą. Taigi 10 etapo rezultatai, Doherty pirmas, antroje vietoje Mulekas 53 sekundėm atsilieka, bet einame į lietuvių rezultatus. Nerimantas Jucius nuo lyderio atsiliko 22 minutėm beveik, Dovydas Karka 25, Saulius Klevinskas valandą 39 ir 44 pozicija, o Gediminas Šatkus 2,5 valandos 64 pozicija, bet sėkmingai įveikta kopa ir grįžęs į finišą. Šiandien gal be tokios šypsenos kaip visada, bet buvo sunkios dienos. Taigi bendra Rally 2 įskaita, Nerimantas Jucius 5. Ir kaip anksčiau kalbėjom, čia jam reikės pasidarbuoti, kad pakiltų aukščiau. Dovydas Karka 13 pozicijoje ir pakilęs 3 į viršų. Saulius Klevinskas 33, Gediminas Šatkus 68. Ir daugiau nei para laiko nuo lyderio, bet čia važiuoja dėl nuotykio Gediminas. Taigi lieka dar kelios dienos motociklininkam ir matome, man atrodo, motociklininkų veiduose daugiausiai galima matyti nuovargio ir kovos su Dakaro raliu. Nerimantas turi labai aiškiai ant veido matomus kovos randus. Dovydas vis dar antrą savaitę serga ir nors jaučiasi geriau, tikrai jam nėra lengva. Saulius sukūdęs? Jo, trupučiuką matosi. Motociklininkam tikrai tenka sportuoti visą dieną, važiavimas motociklu dar tokiame krašte, tokiuose nelygumuose reikalauja labai daug jėgų ir ištvermės. Tai atletai rytoj laukia dar ilgesnė diena, gal mažiau kilometrų greičio ruožuose, nežinia ką atneš. Šiandien sportininkus vargino tos mažos, bet nesibaigiančios kopos. Kad ir kaip atrodytų, kad visos negandos vyko kitose komandose, kitose kolektyvuose, kitose kategorijose, dėja, nemėlėjai, jos neaplenkė ir mūsų. Izoton Sport komanda pagaliau pasiekė finišą. Ką tik. Vietos laiku dabar yra 1:30 nakties. Tai jie dar turi grįžti į patį bivaką, ten pernakvot pasiruošti, rytoj ryte jau vos ne 5-6 ryto ten prasideda judesys ir turės išvažiuoti vėl į greičio ruožą, vis priklausomai nuo to, dar ar pavyks įsilaižyti kovos randus. Jonelis rašė čia mūsų medijų grupėje, kad laukia bemiegi naktis. Ir priežasčių tikrai yra, nes šiandien jie buvo priversti ne tik tai išstartavę, bet trasoje stoti ir susidurti su tomis įvairiomis problemomis. Viena iš jų tai yra turbina, bent jau iš nuotraukų sprendžiant, ką mes matėme. Tikrai, bent jau čia matau, susirado gerą pavėsį, kur tvarkytis. Problema su turbina yra ta, kad jeigu turbinos galios nėra, tai reiškia įveikti kopas yra sudėtinga. Iš pradžių mes spekuliavome, kad gali būti, kad vėl dingo priekinis diferencialas ir tik 2 varomais ratais. Galbūt taip ir yra, rytoj paaiškės. Bet bent jau iš nuotraukų matom čia, kad ir su turbina buvo problemų ir būtent čia ir serviso sunkvežimio pagalbos buvo ieškota. Ir sunkvežimės privažiavęs padėjo turbūt įspręs problemą, nes po jo išvažiavimo iš karto ekipažas toliau pajudėjo ir tęsė savo važiavimą. Bet berods mes turime ir dar trumpą video iš vakaro, kada jie finišavo, tai bent jau paklausykime taip, kaip jie jautėsi vakar vakare pasiekę maratoninį bivaką.
Labas vakaras, esame maratoninėme bivake. Šiandien dieną įveikėm, visai atrodo neblogai, jau apsiremontavom bagį, ką reikėjo, mechanikų nurodymus išpildėm. Tai šiandien diena buvo tokia, pirma dalis labai greita buvo, paskui kopų buvo. Akmenų dar prieš tai buvo. Jo, ir akmenų buvo, sugebėjom vieną ratą pramušti, bet paskui tai biški pasisaugodami dalėkėm iki kopų ir ką, atrodo viskas gerai, sulėkėm per kopas, ten mašinų dar keletą pasigaudėm, pamatėm lietuvių didelę vėliavą dar ant pačios pabaigos, labai fainiai, ačiū, kad palaikot mumis, jo. Tai... Nu ir dar 10 minučių praradom navigacijų, bet čia tik tarp kitko, nes buvo kas ir pusvalandį prarado, tai viskas gerai, rytoj atsigriepsim. Iki. Guoskitės, gerbiamas Ernestai, bet kaip matot, džiugios naujienos netruko virsti blogomis naujienomis ir šiandien ten dieną jie bandys pamiršti, nors galbūt ir bus ką prisiminti, kad kažkada Dakaro ralyje naktį tamsoje būtent jie įveikė greičio ruožą, jau visiškai tamsoje ir kopose važiuoti tamsyje tikrai yra pavojinga ir sudėtinga. Bet to pačiu ir romantiška. Dakaro ralis buvo įdėjęs vaizdo įrašą, kaip vienas motociklininkas kitam pasakoja. Greičiausiai tai buvo vietinis motociklininkas, nepasitikslinau, bet sako, ar teko važiuoti dykumoje naktį. Jeigu ne, sako, pabandyk, nes nematai, kur važiuoji, o jausmas kaip ant sparnų. Tai panašu, kad mūsų izotonų ekipažas tą jausmą pajautė. Aišku, pavargę ir tikrai nusikankinę. Pozityvo iš jų matyti niekas neišmuš, bet ką tik, kadangi grįžo į bivaką, tai jokių karštesnių naujienų neturime. Įsivaizduoju, kad tiek jie eina, nors turbūt dar ilsėtis neina, savo mechanikų inžinieriui Joneliui pasakoja, kas įvyko, o Jonelis kimba į darbus ir tikrai dar neturime jokių žinių ir prognozių, kaip bus rytoj, nes rytoj labai ilga diena, tai reiškia, kad iš bivako reikės išvažiuoti labai anksti. Netgi pankstantas išvykimo laikas 1 valandą pagal oficialius protokolus, tai manau, kad čia tik tai papildomas galvos skausmas yra, o stebint rezultatus, tai labai sunku pasakyti, kurioje vietoje dabar yra Mindaugas Sidabras ir Ernesto Česoko, nes jų laiko norma greičio ruože baigėsi, oficialūs protokolai jau yra išrašyti, tai reiškia, galbūt rytoj suprasime, kokio lygio bauda ir laukia dalyvių. Šiaip galime matyti tik Berezovskį ir Davičių finišavusius. Jie irgi turėjo problemų šiandien kopose, tai bent jau jų laikas šiame etape yra klasifikuojamas kaip 26. Kaip ten Mindaugui Sidabrui, žiūrėsim, laikas parodys, tikrai sunku pasakyti, kurioje dabar jie vietoje, tikrai jie nėra vieninteliai nelaimėliai šiandien susidūrė su problemomis, bet bendroje įskaitoje irgi rytoj viskas keisis, tikrai nieko nepasakysim. Ir galim dabar į ekraną visą bendrą lentelę šiandienos etapo pasižiūrėti ir jums prisiminti, kur čia kas kaip įvyko. Tikrai daug vienetukų šiandien išvysite ir tikrai labai džiugu, kad taip lietuviams sekasi. Taigi bendrosios įskaitos. Motocikluose Nerimantas Jucius 5, Dovydas Karka 13, Saulius Kliminskas 33, Gediminas Šatkus 68, Gintas Petrus 48, Rokas Baciuška 1, Karolis Raišys 1, Ignas Donravičius su Šemi Beridvanu 8, Ardavičius su Berezovskiu 15, Ernestas Česokas su Mindaugu Sidabru nežinau kur, bus rytoj matyti, bet grįžo, čia yra svarbiausia. Ir Vaidotas Žala pirmoje vietoje ir tikrai rytoj kviečiu visus tikrai nepamiršti Dakaro ralio, liko 3 dienos, dar skirkite savo to papildomo laiko, pasidžiaukite, pasidėkite, pasiekite, pažiūrėkite, kaip sekasi lietuviams, kokie tie rezultatai ir tikrai išlaikykite tą įtampėlę, nes jeigu viskas susiklostys gerai, šeštadienis tikrai bus labai smagu stebėti apdovanojimų podiumą, tikrai verta bus atsikimšti putojančio, nealkoholinio ir pasidžiaugti kartu su lietuviais su tokiu istoriniu pasiekimu, nes tiek aukštų rezultatų dar niekada Dakaro ralyje nebuvo. Ir galime džiaugtis, kad tiek daug startavusių lietuvių vis dar važiuoja. Tikimės, kad Izoton ekipažas taip pat pratęs savo lenktynės rytoj, nes turime likusias 1, 2, 3 dienos ir iškrito 3 dalyviai, daug, bet 13 startavo. Būtų apmaudu, jeigu, sakykime, likus 3 dienoms iki varžybų pabaigos niekas sutrukdytų kažkas tai smulkmena kokia ir negalėtų... Neprisikalbėkime, Mindaugai, finišuos visi, kas dabar yra Dakaro ralyje. Pamažu grįžtam
į Janbu, rytoj dalyviai iš Bišos pajudės į Elhenakiją. Taip, pasižiūrėkime į ekraną, dabar turėtų atsirasti žemėlapis. Rytoj laukia 11 etapas, 882 km ir iš jų sportinių 374. Šios dienos etapo sudėtingumas slypi ne reljefe, trasos atkarpos dažnai leidžia važiuoti gana dideliu tempu, tačiau dėl daugybės sankryžų, išsišakojimų ir kryžkelių aplinka greitai gali tapti lyg labirintas. Aiškumas ir susikaupimas bus geriausiai sąjungininkai tiems, kurie tikisi pasiekti Elhenakiją bivaką be nuostolių, ypač turint omenyje, kad bendras dienos atstumas šį etapą paverčia itin varginančiu. Tai rytoj atsargiai su greičiu. Atsargiai su greičiu. Greitų etapų jau matėm, žinom, ko gali baigtis. Taip, grįžtam į akmenuotus laukus, panašu, ar ne? Taip, po truputėlį grįžtame į Janbu regioną ir būtent nuo Elhenakiją iki Janbu irgi lauks labai daug akmenų. Tai dar, kaip sakoma, Dakaro ralio organizatoriai nesudeda ginklų ir tikrai čia nereikia jau šokti ir džiaugtis dėl pasiektų rezultatų, nes visą laiką organizatoriai būna dar paslėpę vieną kitą surprizą kišenėje. Ir tikrai jisai dar gali pakeisti visiškai varžybų eigą, ką mes jau matėme ne vieną kartą šių metų Dakaro ralyje. Na, sakoma, kad ralis laimimas skirtus finišo arką, kuri beje laukia šeštadienį. Tai šeštadienį trumpa diena, sportinė prasme, bet iškilminga diena, nes visi dalyviai, kurie pasieks šeštadienį finišą, galės pervažiuoti per tą arką. Aišku, čia kalbėdami apie tai, kad ji iškilminga, turbūt mėgstame ją pagirti, bet kaip sako dalyviai, kartais tenai klasikai, berods praėjusiame Dakaro ralyje, turėjo kažkokią mažą arkutę šalia ir pravažiavo vidury pievos tą arką, bet užkulsiai visada kitokie nei matome ekranuose, tai tik simbolika ir reikia pasidžiaugti. Na, tas pagrindinis finišas, kuris rodomas televizoriaus ekranuose, tai jisai yra, na, tas jau podiumas, taip vadinamas, kur uždedamas finišavusiojo medalis, bet tos tikrosios emocijos liejasi būtent greičio ruožo finiše, kur baigėsi greičio ruožas ir va tenais jau suvažiuoja visos komandos laukti savo lyderių, džiaugtis kartu su jais ir, na, lygiai tas pats, manau, ir Lietuvos ralio čempionato etapuose vyksta, kai, tarkim, Vaidotas Žala laimė Lietuvos ralio čempionatą ir jį pasitinka būtent greičio ruožo finiše. Ir paskui atvažiavus į miestą, jau tos emocijos truputėlį aprimusios būna, bet aš manau, kad tai yra papildomas džiaugsmas tiek patiems dalyviams, tiek ir žiūrovams, galint pasidžiaugti kartu su jais. Na ir jeigu pavyks, tai šiemet Dakaro ralis tikrai bus produktyviausias, turbūt medalių atžvilgių Lietuvai ir tuo pačiu tikėkimės, kad ir, na, jeigu viskas, tarkim, Dakaro ralyje baigtųsi šiandien taip, kaip yra tie rezultatai, tai ir tų beduino statulėlių pasipils gyvas galas ir, na, turbūt bus pirmas Dakaro ralis, kada į Lietuvą parvažiuotų, nesakau, kad parvažiuotų didžiausia Dakaro ralio beduino statulėlė, o galbūt net ir dvi. Ir žinai, mes galėtumėm džiaugtis tuo atveju, bet įsivaizduok, kaip jausis tie, arba jau jaučiasi tie, kurie nori kitąmet startuoti Dakaro ralyje ar dar kitąmet ir kai jis pas savo partnerius sakys, važiuosiu Dakaro ralį, o partneriai klaus, o tai ar laimėsi? Nes kartelė aukštai užkelta, matyt, kad sunku turėti, tai vėl neužsisvajokim, Dakaro ralį vien įveikti yra didelis iššūkis ir aš taip lik čia toks grinčas vis noriu priminti, kad ne tik pergalėm turim džiaugtis tais dalyviais, kurie vis dar važiuoja. Šiaip turbūt nepajutote, kaip prabėgo čia, sakykime, tos pusantros jau savaitės, liko tik tais 3 dienos iki 2026 metų Dakaro ralio pabaigos, taip kad dar linkėme jums tos pačios kantrybės išlikti su mumis. Nepamirškite, kad dar 3 dienas matysimės žydruosiuose ekranuose, nesvarbu ar tai TV6 eteryje, ar tai socialiniuose tinkluose, iGoTo Dakar, ieškokite vardo tenais, karščiausios naujienos būtent ten ir dienos metu. Jeigu seksite Instagrame arba Facebook'e, tai būtent iš karto momentiniai rezultatai, momentiniai įspūdžiai, o vėliau viskas nugula būtent į TV6 laidą, kur 2 valandos Dakaro kiekvieną vakarą pasitinka jūs. Lygiai tas pats nutiks ir rytoj 20:00 junkitės TV6, ten Laurinas Matonis su pagrindinėmis dienos aktualėmis, o nuo 21 valandos mes kartu su Justu apžvelgsime jau truputėlį daugiau tų niuansų, kurie sukosi dienos metu aplinkui dalyvius.
Dėkuoju Jums, kad dar kartą išbuvote šį vakarą su mumis, kad nepatingėjote tą ilgą vėlyvą valandą prisijungti ir klausyti mūsų pasakojimą apie lietuvių pasiekimus 2026 m. Dakaro ralyje. Įrašas, kaip visada, nugula Hey Go to Dakar YouTube kanale, tai tarkim, jeigu neturite televizijos arba turite draugų, kurie užsienyje norėtų pasižiūrėti, tai dalinkitės nuorodomis, o su Jumis šį vakarą jau vėlyvą atsisveikiname, rytoj į darbus. Bet Dakaras dar nesibaigė, Dakaras tęsiasi. Iki. Mr. Big Stuff. Just like you see I am, I'm Mr. Big Stuff. I'm not hard up for love, I'm Mr. Big Stuff. Auto Aibė, automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės, meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. autoaibė.lt. Auto ekspertas LT. Vežame jūsų atostogas. Red Bull suteikia sparnus.